Aš norėčiau jūsų dėkingumą, visų mūsų dėkingumą atlikėjam išreikšti žodžiu. Tai nepaprastas koncertas. Mes ne tik žavėjomės nuostabią muziką, bet ir prisiminėm tuos, kurie žuvo sausio 13-ąją. Visuomet būna taip, kad žūsta tie, kurie priekinėse linijose, kurie pirmoje linijoje. Ir ne tik tai prie bokšto, prie televizijos, prie Seimo rūmų, bet ir pirmose vilties, tėvynės meilės, pasiaukojimo linijose. Ir tikrai ne smurto, ne įžulumo, ne įžeidinėjimų eilėse. Jie mokėjo reikalauti, bet tikrai ne su plytomis ir ne su akmenimis. Labai džiugu būtų, jeigu jie būtų dabar čia ir mes visi galėtumėm švęsti mūsų bendrą pergalę. Bet deja, laisvės kaina yra brangi. Tiek tada, kai reikia ją įgyti, tiek tada, kai reikia apginti. Manau, kad derėtų tą prisiminti ir šiandien, išlaikant blaivumą, ramybę, susikaupimą. Tikiu, kad amžiną pagarbą, garbę tie, kurio šiandien prisiminėm, jie pelnė. O šiandien po šios bažnyčios skliautais ir manau, kad mūsų visų širdise skambėjo rekviem. Rekviem eternam dona eis domine. Amžinai atilsį duok jiems viešpatie. Aš dar norėčiau pakviesti betarpišką tų įvykių dalyvį ir sausio 13-osios aukų laidotuvių komisijos pirmininką Zigmą Vaišvilą. Gerbėmieji, šiuo metu vėl prie parlamento neramu. Vėl Lietuvos savanoriai ten ir labai norėtųsi, kad tai būtų dar viena rimta pamoka Lietuvai. 1991 sausio 16 tūkstančiai mūsų į paskutinę kelionę palydėjome gyvybę vardan Lietuvos laisvės paaukojusius brolius ir seserį. Kelias vedė iš sporto rūmų per Žaliąjį tiltą, Gedimino prospektą į arkikatedrą Antakalnio kapines. Žmonės suvienijo ir subūrė nepaskelbtas gedulas. Sunku nusakyti šį jausmą. Jį gali tik patirti. Ir patirti gali ne vienas, bet būnant drauge su kitais, tą naktį ir susidūrus akis į akį su nežinia. Būnant beginkliais prieš ginkluotus, tačiau žinant tiesą, vadovaujantį šią tiesą. Ir po sausio 13-osios žmonės iš visos Lietuvos skubėjo prie aukščiausiosios tarybos, tapusios Lietuvos laisvės ir simbolių. Ir paskutiniu forpostu. Juos vedė ne tik pareiga. Čia jie patirdavo šį keistą buvimo drauge, bendrumo ir saugumo jausmą. Šį jausmą stiprino atsakomybės jausmas. Jausmas, kad vienu iš žuvusiųjų galėjai būti, o gal ir privalėjai būti tu pats. Šis jausmas visus gynėjus be jokio kvietimo atvedė į šią šventą vietą. Vietą, kurią šiandien neretai ko neveikiame. O kodėl? Galbūt visų pirma, mes patys dėl to kalti. Išlieti pyktį lengviau, nei apsispręsti ir kažką nuveikti tėvynės labui. Ar žodžiai tėvynės labui teliko tik kario priesaikoje? Ar širdise mes, visi Lietuvos piliečiai, nesugebame šių žodžių ištarti net patys savo, kad ir tylomis mintise? Šią tiesą ir pareigą ją vadovautis žuvusiems įskiepijo visų pirma šeima, tėtis ir mama, artimieji, mokytojai, draugai.
Lietuvos didinga praeitis ir skausminga patirtis, atsakomybės jausmas. Jie nedvėjojo, neklausė patarimo ten neiti, darė tai, kas jiems buvo savaime suprantama ir suvokė, kad kitaip jie elgtis negalėjo. Jų auka didžiausia. Jie ir visų meilę savo šaliai apsiginklavusių Lietuvos žmonių drąsa padarė stebuklą. Pagerbkime jų šviesų atminimą tylos minute. Ačiū Jums.